Sveiki, automoto fanai. Šiandien pristatau jums tikrą legendą Honda Transalp. Tai 1986 metais debiutavęs modelis ir Honda jį grąžino 2023, o dabar 2025 jis atsinaujino. Tai parodysiu jums, kas atsinaujino, ar šitas motociklas bendrai vertas tikro Transalp vardo ir ką pavyko sukurti Hondai. Bendrai, iš kur kilo Transalp vardas ir kodėl jis toks legendinis, kodėl jis toks žinomas. 80-ųjų Honda sugalvojo sukurti motociklą, kuris būtų kaip šių dienų SUV-as, 4 varomųjų SUV-as. Tai reiškia, kad jis važiuotų ir bekelė, ir mieste, būtų labai universalus. Tai 80-ųjų jie sukūrė pirmą Transalp. Jie naudoja V2 tokį V-twin variklį, aišku, technologijos buvo visiškai kitokios, bet modelis tapo labai sėkmingas. Su juo ir važiavo į maratonus, ir bekelės mėgėjai naudojo, ir šiaip adventure mėgėjai. Tai motociklas tapo legendinis. O čia Honda jau grąžina Transalp vardą ir ką noriu pabrėžti, kad motociklas buvo kūriamas būtent Europai. Tai reiškia, kad raiderio aukštis, kuriam pritaikytas šitas motociklas, kažkur 1,8 m, 1,85 m net plius. Aš pats 1,85 m, tai man puikiai su ergonomika šitam motociklė. Nors jį dažnai vadina mažoji Afrika, bet tai toli gražu, kad jis yra mažesnis už Afriką. Jo, gal kažkiek siauresnis, bet pati sėdėsena ir ergonomika jame, na tikrai yra etalono lygio. Tai grįžtam prie to, kasgi čia atsinaujina. Ogi priekinis žibintas labiau panašus dabar į Afriką, jis full LED, pilnai ledinis. Atsinaujino stiklas, pagerėjo aerodinamika ir čia stovi būtent tall stiklas, tai yra prailgintas stiklas. Tai man su mano ūgiu jis puikiai tarnauja. Šitie elementai ir šitie elementai tai yra papildomos opcijos. Priešrūkiniai žibintai, galima taip jas pavadinti, irgi yra papildoma opcija, kaip yra apsaugos. Turim ir dugno apsaugą. Grįžtam prie to, kas čia pasikeitė. Pasikeitė amortizacijų nustatymai, konfiguracija. Tai priekinis amortizatorius tapo trupučiuką minkštesnis, kem 3 mm priekinė šakė. Tai slopina smūgius, ypač kai važiuojat bekelę, arba kai toks duobėtas kelias, daug geriau negu 2023 metų modelis. Galinis amortikas, čia toks mono, stovi reguliuojamas. Jis kažkiek toks tai, nepasakyčiau, kad stipresnis tapo, bet to minkštumo mažiau, bet premijų jausmų daugiau. O tai reiškia, jeigu motociklą pilnai pakrausim, kofrai, daiktadėžės, keleivis, tai jis bus geriau valdomas kaip keli, taip ir bekelė. Tai vienu žodžiu, amortizacijos, sinchronizacija, kokybė ir tas jausmas šitam modelė restyle pagerėjo. Komfort sėdynė, čia yra Hondos. Su standartinė sėdynė nebandžiau, bet kaip mato, tikrai, kaip sakoma, durnumo ir minkštumo čia daug. Ir kai dedam komfortinę sėdynę, kažkiek ta sėdėsena tampa aukštesnė nuo grindų, nuo žemės. Pats jo rėmas labai lengvas, 210 kg sveria toks motociklas, tokio dydžio motociklas, tai valdyti jį mieste labai paprasta, tikrai nesudėtinga. Kas dar patobulėjo, pasikeitė ekranas, tai dabar jis turi mažiau saulės tokių bliksnių. Tam tikra danga pasikeitė, ar pats korpusas, negaliu atsakyti, bet ekranas pagerėjo. Dabar parodysiu, kaip atrodo. Čia galima ir Hondos navigaciją pajungti. Taip pat yra galimybė keisti grafiką. Jeigu jums, pavyzdžiui, nepatinka, va čia yra toks mygtukas, su juo valdomas ekranas, kaip joystickas. Labai paprasta. Galima pažiūrėti, kiek sąnaudos. Pas mane rodo dabar 5 litrai. Daugiau važinėjau mieste, yra rankinėlių šildymas, šitie priešrūkiniai žibintai. Ir pavyzdžiui, mes galim nustatyti display type. Yra circle, tokius kaip klasikinio tipo. Jeigu kažkas važiuoja toli ir nori labai simple displayaus, kad
Va, iš vis nėra apsukų, nieko, tik tai greitis iš esmės ir kuro sąnaudos. Arba, man labiau patinka kažkaip pripratau standartinis. Galima viską reguliuoti, brightness, background, konfigūruoti, tai yra ir važiavimo režimai. Turim sport, turim rain, turim gravel, turim user mode porą skirtingų ir standartinį režimą. Tai viską čia galima ir wheel kontrolę sureguliuoti, ABS-us, power, kaip jūs norit. Vienu žodžiu, motociklas gali tapti tikrai jūsų motociklu pagal konfiguraciją. Mėgstat taip, sukonfigūruojat, mėgstat, kad jis ten rautų iškart ant maximum power. Pagal ratlankių dydį čia etalonas, priekį 21 colių, galia 18. Bakas gan didelis atrodo, bet iš tikrųjų čia 17 litrų. Toks vidurkis, auksinis vidurkis, manau, su pilnu baku jis pravažiuoja ten iki 400 km, gal 300 pm, kažkas tai tokio. Motociklo širdys variklis 755 kubikų, virš 90 arklio galių, 75 Nm variklis, bet labai švilnus, jokio burzgesio, drebėjimo beveik nesijaučia. Trupučiuką, bet tikrai Honda čia gerai padirbėjo, tai naujas variklis, bet jis jau išbandytas, tikrai daug kas rinkoje ir Europoje pravažiavęs jau ir ten 50 000 ir ten 30 000, jokių problemų su jo nėra, kad ten laša tepalai ar dar kažkas. Vienu žodžiu, Hondos technologijos tai, kaip sakoma, etalonas. Kai paėmiau Transalp, iškart norisi pakabą išbandyti. Atsiminkite, koks nebebūtų geras motociklas, bet jis turi turėti gerą ir komfortišką pakabą. Tada kaifuosit kiekvieną dieną. Jeigu jau bus su pakaba problemų, tai sudėtinga. Tai vat Vilniuje turim tokį keliuką prie Halės turgaus. Čia beveik senamiestis iš tikro. Ir išbandysim, kaip jis dirbs. Žmonės prie raudono laksto. Na, gal turistai, tai atleisim. Va, pakaba. Na, kaip laivas, iš tikrųjų, jis tarsi plaukia net. Jinai ir komfortiška, ir ne super minkšta. Vat man tas premium jausmas labai patinka, kai pakaba turi tos eigos, bet jinai turi to premium jausmo. Vat čia to premium jausmo yra. Išbandysim pakabą miško keliais. Labai minkštai važiuoja motociklas, suvalgo neligumus, tarsi važiuojat plente iš tikro. Jam turbūt čia net per silpną tokia bekelė arba kelias, žvyrkelis. Galima nors kasdien važinėti va, tokiais keliais, jokio diskomforto nejusit. Pakaba kaip ir priekyje, taip ir gale viską suvalgo. Pasivijom automobilį. Šiaip amazing. Aš labai patenkintas. Tai jeigu su tokia bekelė, tai čia iš vis nebekelė. Jam tai nebekelė. Amazing, aš jums pasakysiu. Čia iš vis kažkoks kosmosas, kaip jis gerai suvalgo duobes. Čia turbūt pats blogiausias keliukas Vilniuje. Na, iš duobėtų kelių. Bet jis kaip suvalgo, žinokit, man nėra kaip ir pakomentuoti net.
Amazing. Su pakaba čia 10 balų iš 10. Toks aplinkelis, tai pabandysim, suprasim, kiekgi galios turi motociklas. Įsiliet į eismą šis jokių problemų. Jeigu dar Lexusas nesustabdytų, tai galėčiau drąsiai įsibėgėti toliau, galios tikrai pakanka. Puikiai tinka ir miestui, jeigu nori šiaip pakaifuoti, pavaibinti mieste. Tikrai jis labai universalus. Vat koks jo pliusas, jis labai universalus. Tai mieste pačilint, pakaifuot, kokios siauros gatvelės, senamiesčiai, jokių problemų. Svoris mažas, 210 kg. Svorio centras labai taip žemai, gerai subalansuotas motociklas, tai valdymas, apsisukimo kampas, toks mažas ir bendrai tas jausmas, pavažinėsit su juo kokį valandą, priprantat, viskas, chill mieste. Net ir siauros miesto gatvelės, jokių problemų, jis puikiai valdomas, jaučiamas, stabdžiai neblogai veikia, geri, bet galas, aišku, silpnokas. Jis labiau dėl stabilumo, manau, priekyje tai super, o galas tai toks, žinot, vat, pavyzdžiui, jeigu aš stabdaunu, toks kaip kiselius. Bet pas Honda, manau, pas visus, vat, iš naujų, jie į galą kažkaip nesiorientuoja, būtent į stabdžius. Tai. Tikrai fainas jo chillint, labai minkšta pakaba, ergonomika ta gera, vat, su mano ūgiu 1,85 m, jokių problemų, aš vis nieko nejaučiu, jokio diskomforto. Sėdinė komfort, tai nežinau, kaip būtų su standartinė, bet su komfort, na, patogu, šiaip patogu. Ir tu sėdai trupučiuką aukščiau, aš pasiekti žemę galiu, bet taip, na, vat vos, kaip man, toks, kaip man susiūtas kostiumas. Pliusus, minusus, tai pamatysite ekrane, parašysiu mano nuomonę, o šiaip prenumeruokit kanalą, rašykit komentaruose, jeigu norit išbandyti, tai Nippon Auto, Vilnius, galit pasimatuoti motociklą ir savo.